Sveiki visi, šiandien mes kartosim ir tęsim toliau temą figūrų braižymas. Naudosimės ruošinio, kuris susidėtas į užduotį. Ir taip, pirmoji skaidrė, kurią reikia atlikti, tai yra elementari figūra, laisva forma ir figūra ovalas. Aš jums pademonstruosiu Word'e. Taip, įterpimas, figūra, ovalas. Piešim ovalą. Jeigu mes norim daryti, sakysim, skaidrę formą, mes turim ją formatuoti. Tai šitą vietą, be užpildo. Jeigu mes norim daryti spalvotą, ar tai su perėjimu, ar tai perėjimu į tam tikrą kryptį, kadangi tai ovalas vidury greičiausiai bus, tai mes turėtume spausti perėjimą ir pasirinkti kryptį, sakysim, taip. O dabar jau spalvas pasirinkti pagal save. Ten išorinę spalvą pasirenkam, sakysim, tokią, sekančią spalvą pasirenkam gal šviesesnę. Ir štai šitų rodiklių stumdymų mes galim pasirinkti atspalvius mūsų ovalo vidui. Kadangi tai bus balionas, tai mes jį vadinsim balioną. Sekantis piešinys bus figūra, tai virvutė prie baliono. Piešimas laisva forma, prie kraštinės ir papiešiam tiek, kiek norite. Toliau vėl spalva virvutės galima būti pasirinkta. Ką dar šiandieną mes pasikartosim, ar kiti gal išmoksit, tai redaguoti figūrą ir taikyti reikiamus taškus, kurių pagalba mes galim pakeisti jau nupieštą figūrą. Paspaudžiant figūras, pasirinkimas redaguoti figūrą, redaguoti taškus. Mes turim pasirinktinai taškus, kuriuos galime dar patraukti tiek, kiek mums reikia. Todėl figūra gali gauti jau kitokią formą. Gerai, ir grupavimas. Pasižymiu vieną, nuspaudžiu CTRL, kitą, dešinę, grupuoti. Grupuoti arba iš figūros formatavimo ten yra grupavimo pasirinkimas. Štai, balionėlį nupiešėm, aš jį pasitraukiu į šoną. Ir sekanti užduotis. Žiūrime, šitą ką tik papasakojau. Taškus papasakojau. Toliau. Figūras jau iš praeitos pamokos jūs piešiate. Tai yra stačiakampis, skritulys, lygiagretainis. Esmė jų, kad tekstas viduj. Kartojam. Taip, įterpimas. Toliau einam piešimo drobę. Tai figūrose pačioje pabaigoje yra nauja piešimo drobė. Kad mums netrukdytų šitas balionas, mes jam galim suteikti eilutinį formatą, jis paprasčiausiai bus kaip pastraipa. Tai išsiskleidžiam, galim pasirinkti tekste, enter spausti ir sekantis piešinys jau visuomet bus apačioje. Dabar įterpimas figūros, nauja piešimo drobė. Štai turim kontūrą, į kurį mes dabar ir piešim. Tai pirma bus mūsų figūra stačiakampis. Stačiakampis. Toliau, kiek aš atsimenu, kas ten dar buvo, galbūt apskritimas ar trikampis. Apskritimas ir buvo. Tripimas, figūras vis kitas ir rasite. Ir dabar dėl lygiagretainis. Tai buvo. Štai. Yra taškai, kurie leidžia kažkiek tai palenkti, sumažinti, padidinti kampus. Žiūrim pagal spalvas. Tai spalvint mokam. Pasižymėjau figūrą, užpildas, vientisa spalva, renkame spalvą. Pasižymėjom figūrą, renkame spalvą. Ir dabar spalva, aš nežinau, ar tai taikysiu. Tekstas dešinę, toliau įtraukti tekstą ir rašote stačiakampis. Dabar figūros dėstymas viduj jau priklauso nuo užduoties, nuo jūsų poreikių. Jūs galite pasirinkti vienokį ar kitokį išdėstymą. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra galioja kaip ir tekstui pastraipų tarpai, sakysim, darom 0, jau jisai per centrą, arba einam į išdėstymą tekste ir išdėstyti norimus tarpus
kairiai, dešiniai, viršuje, apačioj. Figūra viduryje, teksto kryptis horizontaliai ir dabar iš tarpai, jeigu kairiai pusėje, dešiniai pusėje, didinant, mažinant, mes tą tekstą galėsim irgi pakeisti. Taip, šitos jūs parašysit patys, drobę sumažinam ir einam į kitą užduotį. Sekanti mūsų užduotis bus tekstas šalia figūrų. Sakysim, turim figūrą ir mums reikia užrašyti kampus. Iš praeitų metų mes Excelį rašėm, tai čia turėtų būti lengva. Tai pabandom. Taip, įterpimas figūrą, pasiimam trikampį, mes galim nustatyti kampą. Toliau teksto laukas. Jau. Įterpimas, teksto laukas ir brėžiam ten, kur norim. Piešti teksto lauką. Sakysim, noriu piešti čia. Parašiau. Jeigu aš nenoriu kraštinės, aš turiu parašyti, kad be linijų. Mūsų užduotį prašo, kad būtų be linijų. Taip, tai va štai vietai be linijų. Nutempęs į reikiamą vietą, tekstas lieka. Vėl terpimas, teksto laukas, piešti. Toliau konturą pasižiūrim. Žiūrim, kas čia pas mus figūra. Taip, dabar žiūrim dėl užpildo teksto mes nerašėm. Žiūrim dabar, kas čia pas mus yra. Ir paskutinis terpimas. Piešti, sakysim, C. Linijų. Susidedam ir išdėliojam ten, kur mums priklauso. Kai visą šitą padarėm, turime figūrą. Dabar pasižiūrėkit, figūra su lauku nepermatom. Matot, kaip atrodo, šalia nepritrauksite, tai mes galėtumėm su be užpildo. Tas, čia mes figūrą, aš tekstą nuštryniau, tai reikiant redaguoti figūrą, formatuoti ir mes gausim tą laukelį, kur yra galimybė panaikinti užpildą, pritraukti kiek įmanoma arčiau. Gerai, tą patį su šito padarysite, aš manau susidarosite, keliaujam į sekančią. Sekanti yra tekstas viduj. Čia viskas tvarkoj, figūrų eilės tvarka. Na, gerai, kas tai yra? Tai yra viena kitos atžvilgių išdėstymas. Jeigu aš noriu uždėti ant viršaus, yra taip. Sakysim, aš noriu, kad mano ovalas būtų virš stačiakampio. Aš ją perkeliu į priekį. Štai. Arba stačiakampį noriu į priekį. Perkelti į priekį. Tokiu būdu aš galiu išdėstyti vieną kitos atžvilgių, kas yra priekį, kas yra gale. Einam toliau. Taip, čia užduotis šitas, susidarosite, balionėlį tekstą viduj, tokiu principu į drobę įdėsite. Tas žaidimas, tai kas čia yra elementarios linijos. Galiu parodyti. Terpimas, figūra, sakysim, linija. Tik tai mes ją formatuojam. Jeigu mes plotį padarysim didesnį, matot, tai yra viena, dabar galai, tai yra kita, pabaigos rodiklė, pradžios rodiklė. Tai galime pasidaryti. Ir spalvą vėlgi mokėsite. Dar toliau siūlau antrą kartą to pačio nedaryti. Galima kopijuoti, klijuoti, tik tai spalvą pakeisti. tą figūrą, jeigu mes kopijuojam, įklijuojam ir spalvą pakeičiam ir toliau jau dėliojam taip, kaip mums tenais aiškina. Tokiu būdu. Gerai, susidorosite. Eina kalba apie šitą, tik tai reikia įdėti drobę. Toliau drobiai fizikos užduotis, irgi manau nesunki. Sekantis vėl pasidaro du apskritimus ir iš jų išdėliojate štai tokį paveikslėlį su užrašais, su ženklais rodiklio.
ir toliau kopijuoti, klijuoti ir mes išgauname, galim šitą dar, taip kaip čia dabar mums sugrupuojam, padarom į paveikslėlį, figūros formate padarom, kad jisai tekste būtų, matote, na, ir piešim kitą. Taip, mūsų kitas piešinys yra piešimas laisva forma. Nu, apskritimus galiu parodyti, terpimas, paveikslėlis. Bet jau man atrodo darėm vieną. Jums reikia 2 paveikslėlių, o po to iš jų jau kopijuoti, klijuoti. Dabar darot perėjimo spalvą, vidury, ten pas mus spalva vienas melsvas, kitas spalvos parinktos, ant ko paspaudžiau, ten ir nustatinėjau. Toliau ir kitas, lygiai tas pats. Taip, ką mes čia toliau tęsėme. Na, supratote. Ir iš jų jau kopijuoti, klijuoti, išdėstote, kur kas priklauso, kiek priklauso ir sugrupuojate. Viską dedate į drobę ir gaunate tokį paveikslėlį. Dabar rašymas laisva forma. Sakysim, žodis citatos, jūs galite jį paversti paveikslėlį, parašydami patys raides. Rašant, tai atkreipkite dėmesį, kad uždaros erdvės yra, vis tiek ten yra brūkšnelis. Tokią raidę tai jūs įmanoma parašyti, aš sakysim, A liečiasi, O liečiasi ir turbūt S perėjimas yra darant. Tai pabandom parašyti. Taip, įterpimas, laisva forma, pabandom parašyti O. Tai yra vienas apskritimas ir toliau šitą vietą, jeigu mes pereinam, kitas apskritimas. Štai, turime O raidę. Galim užpildyti, pasirinkti spalvą, arba, sakysim, nu, kur be perėjimų, tai T. Taip, ir vėl. Ir taip toliau. Jūs parašysite štai citatas. Sunkiau yra O ir S, o visa kita A, kita lengva. Nu, A dar parodysiu. Taip, jeigu pas mus yra, prasideda nuo šito. Gausis taip, kažkokia tai raidė, vientisas užpildas, kontras aišku gali būti, tokia ar kitokia, ir vėl į drobę parašote taip, kaip čia priklauso. Taškus galite redaguoti taip, kaip rodžiau baliono rivele. Beliko viena iš paskutinių figūrų, tai yra erdvinė figūra su figūra viduj, o visus kitus jau mokate piešti ir įrašyti, kas tai yra. Tekstą tikrai mokate. Tai dabar šitą gal sunkesnė. Tai pabandom įsiterpti jai specialų lapą, šitą vietą atskirti. Terpimas figūros, ieškote erdvinės figūros, jinai čia yra, jums nereikės ten kažką tai maketuoti. Vat kubas, taip, pasirinkau. Dabar žiūrėkite, kur yra užpildas, be užpildo. Sekantis žingsnis, mes jį kopijuojam, įklijuojam. Įklijavę, keičiam kraštinę į kontūrą. Toliau apsukam, taip kaip mes ir darėm jau, ir tempiam į vidų. Sekantis žingsnis, mums reikia įdėti trikampį.
įsterpimas, trikampis, taip, apsukam, dedam kraštinę, būtų lygiai kraštinę ir dabar pasukam kampą ir štai įdėjom. Figūrai galim daryti skaidrumą, mažinti, tiksliau didinti, pasididinam, matosi, jinai tapo permatoma ir kas ten dar, kaip ir gerai padarėm. Štai, aišku, čia dailiau padarius, ar ten, sakysim, šitą kontūrą kiek didesnį, jisai uždengs šonuose. Turim ir vėl paspaudžiau antrą kartą su CTRL ir ant tos linijos, tada aš galiu grupuoti. Grupuoti antraip nieko nepadarysiu. Tai vieną pasižymėjau, toliau antrą pasižymėjau ir trečią pasižymėjau. Toliau grupuoti ir tai tapo jau viena figūra ir galiu ją traukti, staudyti kur noriu. Ir paskutinis mūsų, toliau dirbsit savarankiškai, čia gan lengva, nusipešėt štai iš figūrų, susigrupuojat, nusikopijuojam, įsiklijuojam ir čia yra tas pats, pritaikom šešėlis, pritaikom linijų pabaigas, užrašom pavadinimai tie patys, ten tik spalvos reikia. Čia yra ta pati figūra pakartota 2 kartus, jinai padaryta iš šitos, tai padarysite, o po to padarysite kelias drobės su skirtingom kombinacijom. Paskutinis bus jūsų štai apskritimas, o čia galai uždengti ant trikampių. Galbūt ar ant stačiakampio ar trapecijos. Pasižiūrėsite. Na, šitą galite ir nedaryti. Tai manau tiek. Gausis, atsiskaito, darbą įdedat į užduotį. Sėkmės.